dažnai tenka aiškinti žmonėm, kuom skiriasi mūsų komandinis reklamavimas nuo bet kokios kitos agentūros. Va sako, va yra tos agentūros, kur žymios, ten populiarios, ten taip toliau, kuom jūs čia geresni, kodėl čia jūs, nei aš čia jūs žinau, čia sako, nei čia ką, nei čia, kaip čia jūs, kodėl čia jūs geresni, čia nais, jie irgi gražiai kalba, sako taip toliau. Dalykas yra paprastas, skiriasi metodai darbo. Bet kuri agentūra jums pasiūlys vieną žmogų, kuris dirbs su jūsų objektu. Tai bet kurios tenais, visos Capital, Oberhaus, 21 amžius ten, kas dar yra Vilniaus turtas, ar dar, bet kokia kita įmonė, visos įmonės galėčiau vardinti, beveik visas, ar ne? Jie pasiūlys vieno agento darbą prie jūsų objekto. Nesvarbu, kai kurie 20 minučių tik tai skiria darbo ir tai tik tai pirmą darbo dieną, kaip įdėti skelbimą reikia. Ir paskui viskas skiria darbo, nebent daro, jeigu reikia atvažiuoti parodyti objektą. Viskas daugiau nedaro, jokio darbo. Tai kai kurie taip daro, kai kurie tikrai dirba, bet vienas žmogus, jisai dirba stipriai. Vieni stipriai dirba, kiti dirba taip atmestinai. Pas mus yra 5 reklamuotojai. 5, va. Reiškia, agentas atlieka tą pačią funkciją, ką bet kuris kitas agentas. Taip, pasirašo sutartį. Jisai tada perduoda reklamuotojam, reklamuotojai 5 dar dirba. Tai jau 6 žmonės. Agentai dažnai turi dar asistentą, kuris atlieka kitas funkcijas, kur, pavyzdžiui, agentas nespėja dar kažką. Tai gaunasi jau 6-7 žmonės dirba prie jūsų objekto. Tai aš taip maždaug galiu paaiškinti, kuom skiriasi mūsų darbas nuo bet kurios kitos agentūros. Jeigu aišku, tai gerai. Visa kita tai belieka formalumai. Taip sutartis kitokios, taip saugikliai kitokie. Nes komandinį darbą taigi reikia apsaugoti. Nes jeigu dabar dirbs 5-6 žmonės, jie net nenori dirbti, jeigu nėra rimtos sutarties. Jie sako, tau bet kada paskambins, sakys viso gero. Sako, ką mes čia dabar dirbsim, šokinėsim, sako. Va šitaip, reklamuotojai sako, ar yra sutartis, ar yra vekselis prie sutarties kaip garantas, kad tikrai atsiskaitys. Nu tai tada gerai, viskas, dirbam pilnu pajėgumu. Ar yra avansas į priekį? Yra avansas į priekį, o labai gerai, kompensacija visiems skelbimam. Bam. Tai va šitaip mes dirbam. Jeigu norite rimtesnio marketingo, reklamos, per trumpesnį laiką parduoti ir nepigiai, o maksimalia kaina, skambinkit, telefono numeris profilyje, tarsimės, padėsim, kuriam Lietuvos gale esate, tas agentas privažiuos. Pas mus yra po visą Lietuvą agentų. Iki.